nemažai ir Latvijos ir gali atvyko iš Balmeros, iš kitų šalies miestų. Kamuolys pasiekė Heisą, čia keli jo neblogi judesiai, galiausiai pameta kamuolį. Nepavyksta užpulti žalgiriečiams pirmosios atakos metu. Žemaitis buvo su kamuoliu, kuris irgi pastaruoju metu demonstruoja puikią formą. Pradėjo rungtynes ir šią starto penketą. Žemaitis. 2 prieš 2 su Meko Vulu, viską keičia Kauno Žalgiris, Sulaimonas iš toli. Sunki ataka, sunkus metimai, vis dar be taškų Kauno Žalgiris. Labai sunki kol kas rungtynių pradžia, žaliai baltiems. Galo, Turmanas. Evansas su kamuoliu, nugarinė tenais Biručio užtvara. Evansas visiškai laisvas po krepšiu ir tenais gražiai vertikaliai pašoka Miniotas. Trečiąjį kartą klysta Žalgiris. Turmanas, Tadas Juškevičius jau pakeltas nuo atsarginių suolo. Bando eiti iš priekio tenais Evansas ir neutralizuoti visus Turmano sumanymus. Žemaitis, metimas po kontakto, 2 taškai. Į kairę pusę pašoko ore, metė dešinę ranką, gera kūno kontrolė, 2 taškai. Nugarai krepšį, šį kartą prieš Butkevičių, ateina žaisti 2 prieš 2 nestandartiniai situacijai Gagičius. Kauskas, 3 taškai. Juškevičius įsibėgėjo į baudos aikštelę, geras perdavimas Gagičiui. Šis kaip gražiai pagavęs ore, nenuleidžia kamuolio žemyn. Galiausiai pats iki galo, 2 taškai ir pražanga. Perimti kamuolį vietoj to, kad iškeltų rankas ir jos būtų vertikalios, 2 taškai. Vėl su šiam kampe 2 prieš 2. Sulaimonas palaiko gyvą driblingą, geriau meta po driblingo tiek iš vidutinio nuotolio, tiek iš tritaškio. Čia jau reikia arčiau prieiti Giedraičiui. Prašo Kazys Maksyvis. Vėl matysime jo grumtynės su Gagičiumi. Karniausko metimas tenais iš toli. Kol kas Vulfsai vos 3 atkovoti kamuoliai puolime. Vėl neatsargiai sužaidžia iš karto Ulanovas. Turmanas gražiai perima kamuolį. Gražiai vaikšto kamuolys, visiškai laisvas kampe tenais Žukauskas. Nepataiko. Papildoma proga. Vėl Turmanas labai aktyvus, atkovoja kamuolį puolime. Kauno Žalgirio pranašumas šiandien. Žalgirio fanų skanduotės girdimos ASG arenoje. Startuoja trečiasis rungtynių kėlinys. Netikslus ten perdavimas, Sulaimonas visiškai laisvas ir Vinys iš viršaus. Jo, skrydis iš viršaus. Atidaro Vilniaus Vulfs. Pakėlė visus Vulfs ambasadorius. Eina žaisti nugarai krepšį. Ten atsimušė į sieną vadinamą Kevarius Heisu. Laiku ir vietoje Vaidas Kariniauskas. Čia Kariniauskas lygiai taip pat nubaudžia Žalgirio komandą, kaip praeitoje atakoje Kevariusas Heisas nubaudė Vilniaus Vulfs komandą. O taip, labai panašios situacijos. Krepšinio pagrindai būtina atsitverti žmonės, kai kamuolys yra ore ir skrieja link krepšio. Lanovas randa Šmitą. Netikslus Šmito perdavimas. Truputį galėjo sužaisti protingiau. Prie savęs turėjo daug mažesnį gynėją. 9-oji žalgiriečių klaida. Vulfsai suklydo 10. Jų sezono vidurkis 11,5. Lieka 1 prieš 1. Čia vėl nuo viršaus Sulaimonas. Ateina kelios pagalbos. Lengvai prasiveržia į baudos aikštelę. Tikslus perdavimas. 2 taškai iš po krepšio. Regimantas Miniotas. Turmanas atakuoja klauzautinę situaciją. Galiausiai pelno 2 taškus. Ir vėl rodo bicepsus, kaip tai prieš tai darė Regimantas Miniotas. Žemaitis. Skersas perdavimas. Turmanas vėl atakuoja link krepšio, labai agresyvus, iš karto savu laiku ateina gynyba. Tas nesustabdo Turmano, bet šis nespėja. Sekundės. Vulfsams tai yra šansas išsiveržti į priekį po pakankamai ilgos pertraukos. Platus tenais vadinamasis crossoveris ir vėl. Jo komanda yra 1 tašku priekyje. Imituojama šį ispaniškas pick and rollas, susigeneruoja gera situacija. Žukausko metimas iš dešinio kampo yra absoliučiai tikslus. Kariniauskas. Lieka čia prieš Meneką. Visiška miskomunikacija Žalgirio krepšininkų ir taiklus metimas iš 3 taškų zonos. Būtent ten atbėgo. Laisvinti tos erdvės mes. Nesusikalba ten sekundį Mitru Longas su Meneku. 3 Kariniausko taškai.
Vėl Kariniauskas, vėl į baudos aikštelę, vėl 2 taškai. Kas nėra blogai. Nepagydomas virusas. Žukauskas tuščiam kampe, 2 taškai. 43. Žukausko netaiklus metimas iš toli, vėl kamuolį atkovojo Vulfsai. Dar vienas šansas. Juškevičius, 3 taškai, Adas Juškevičius. Daug neatkovotų kamuolių gynyboje, kurie po to virsta. Puikus ten Kariniausko perdavimas į kampą, Juškevičius iš toli. Dar vienas taiklus tritaškis. Juškevičius. Gerai, ten sudvėjoja Juškevičius. Galiausiai užsidirba pražangą puolime. Pažiūrėsime, ar bus įskaityti ir 2 taškai. Juškevičius net 2 varžovai iškart prie jo. Įdomi zona, kur galiausiai kampuose yra dvigubinimi žaidėjai gavus kamuolį. Čia vėl Kariniauskas. Dešinė ranka, ta pačia koja, šoka, ta pačia ranka meta. Kiekviena tokia ataka artina Vulfsus prie šiokio tokio netikėtumo. Visgi favoritas Žalgiris. Dar vienas taškai. taiklus metimas iš toli, iš kairio kampo. Gerai veręs treneris Kazys Maksvytis. Komandinė savo atsargose Kauno Žalgiris. Maitis. Kareiskupas iš toli. Koks skaudus smūgis tiesiai paširdžius Kauno Žalgirio komandai. Vėl ilgai laiko kamuolį savo rankose Kariniauskas. Žemaitis imituoja užtvarą. Dar vienas smūgis iš toli ir